Žiovauna neįsimiegoja dar. Baranovo sustojimas, Orlenas. Dizelis 734. Mum, žinot, ko čia reikia? Mum reikia nusiplaut langus. Va čia sustosiu ir nusiplausiu. Dabar mum reikia štai čia, į išvietę. Dabar mes biškį nuo išvietės pavažiuosim toliau. Kitą pusę. Ir čia padarysim štai ką. Noriu dviejų dalykų. Tai būtų kava ir būtų sriuba. Nu, sriuba tai žinot, ten tradiciškai. Ar atsimenat šitą Baranovo sustojimą? Klausiu pas tuos, kurie pirmyn atgal kanalą stebi nuo gimimo. Mes čia anksčiau stodavom visada tą Strykov Konin atkarpą pirkt kelių mokestį. 10 zlotų. 9,99. Kainuodavo seni, geri laikai. Pamenat ar ne? Na, o dabar labą dieną visiems. Visiems. Labą dieną. Ir toks paraginimas bei priminimas. Užsiprenumeruokite kanalą, kurie to dar iki šioliai nepadarėte. Į tokį tirštą rūkelį įvažiavom, ką tik plieskė saulė, net tamsius stikliukus buvau užsidėjęs. Ir čia įvažiavom į tirštą rūką. Tokiu atveju ką mes darom? Įsijungiam priekį ir gale prieš rūkines šviesas, kad būtume matomi kelyje. Va, mano pareiga jums primint, o jūs aišku pasielgsit kaip jūs norit. Na tikrai čia į rūkelį įvažiavom tokį smagų. Tirštas, tikrai tirštas rūkas. Toks vaizdas, kad čia tu išvis nieko bus nematyt. Per kamerą, kiek matau, tai čia visai normaliai rodo. Bet realybėj matomumas tai tikrai žiaurus yra. Septyni, 3, 4. Brangus kuras yra Lenkijoje. Brangus. Šiuo reisu važiuojam šonu Vroclavo ir aš labai tikiu, kad nepasikartos praeito reiso scenarijus. Laikau kumščius ir meldžiuosi. Kelyje, be avarijų tiesiog neįmanoma. Vienam ar kitam kely jos įvyksta dėl vienokių ar kitokių priežasčių. Bet tai šalta šitoj Lenkijoje, eik tu sau. Čia Zgordzelėse
Kurą užsipyliau, tai vėjas toks šaltas. Labas rytas. Mes ir vėl tose teritorijose gavau tokius pačius krovinius kaip ir praeitą reisą. Reikia blūdyti, ieškoti. Nu ką, viskas. Atidavėm krovinį. Vėl. Gryni rasistai vokiečiai. Nei pusė žodžio, vienu žodžiu angliškai. Ai, patyliu. Kelio pabaigoje pasukite dešinėn. Vežam kitą krovinuką. Turiu 2 krovinius. O čia kartų trasa. Už 200 metrų kirskite žiedą, antrasis išvažiavimas. Būtų įdomu palakstyti. Kirskite žiedą, O antrasis čia koks išvažiavimas. vikingų ženklas, vikingų herbas. Va tas kelias 15N. Dingolfingas. Man atrodo, kad aš ten tikrai nebuvęs dar. Šitą įmonę labai daug vietų važiuoju, kur nebuvęs Vokietijoje. O jau jinai tikrai išmaišyta ta Vokietija. O dar kiek išmaišysim. Nepabėkit. Važiuokit su pirmyn atgal. Žiūrėkit, kas čia darosi, kokios gamyklos. Bet gerai, va čia pasigavau šitą. Sako, važiuok paskui mane. Aš tave palydėsiu. Yra ir gerų tų vokietukų. Neįsivaizduokit, ieškau, išvažiavimo nerandu. Čia pas kitus paklausiau. Sako, mes ne vietiniai, nežinom. Pas darbininkus. Rasim, kur mes dėsimės neradę. Konteinerinai. Pasukite dešinėn. Ai, tylėk, tėvai, tu čia nusišneki viską. Hello,
where is gates number 5? For exit. Exit. Yeah. Vorder vor, Ja. ganz gerade Ja. und dann links runter. Ah, okay. Okay. Also da, links, Ja, ja, ja. For left. so raus. Okay, okay, danke. Tschüss. Ale visai nekalba angliškai, visai. Nors kokį žodelį. Stop ženklų tai čia ant kiekvieno kampo. Ir ką turi? Va. Torai arba vartai. Vartai numeris 5, čia į kairę. Iš tikrųjų nežinau, kur važiuoju. Matot kokios teritorijos? Tai kur tu čia žmogau pirmą kartą atvažiavęs? Čia pliauzų gali tokių pridaryti, kad ojojoj. Būtų daugiau gairių, tai čia be problemų rastum. Metrų pasukite dešinėn. Nu vienu žodžiu, šiaip netaip įsipeldėm. Aš žinau, mano darbdavys irgi sako, ten sako, kiekvienoje vietoje vis kitokia sistema, taisyklės ir vienu žodžiu. Antrą kartą atvažiuosi, viskas, be problemų. Metrų iš žiedo važiuokite dešinėn. Pirmasis išvažiavimas. Labas rytas visiems. Važiuojam čia į kažkokį, nu taip įvardysiu, užkampį. Pasikrau 2 palečių į LT. Gerai būtų. Jeigu pasikraunam ir iš karto namo, tai mano reisas būtų 3 su trupučiu paros. Va. Greiti reisai, man patinka taip. Mano greičiausias reisas yra para laiko. Tai į Varšuvą vežiau krovinį. Čia praeitoj darbovietėje, kur dirbau. Para laiko, bet pinigai tie patys. Tai, žinot, tokie reisai retai papuola, bet papuola. 2,5 kilometro mums iki vietos. Sal at Donau. Taip vadinasi. 50, šypsosi smailas, reiškia viskas gerai. Pasukite dešinėn. Tada jūsų trečiasis posūkis į kairę. Esu čia buvęs, aš atsimenu, nes tokį truputį kažkuo tai keistesni pavadinimai, tai jie įsirėžė į atmintį Už kažkaip. 200 metrų pasukite kairėn. Tada kirskite žiedą. Na va, man taip patinka. Pasikrovėm ir namučių. Į brangią mūsų žemelę Lietuvėlę. Gražūs kalneliai. Geri čia kalneliai, čia jau kalnai, o ne kalneliai. Uolos. Kiek tu važiuoji, tėvai, antra juosta? Čia 80 galima, aš važiuoju 80. Pabandykime atlikti apklausą. Klausimas skambėtų taip. Kokie keliai Vokietijoje jums yra vieni iš geriausių? Ir kita klausimo pusė skambėtų taip. Kokiais keliais jums nepatinka važiuoti? Nu, arba kitaip įsireiškim tokį nekenčiami keliai, ar ne? Aš būsiu pirmas, kuris atsakysiu į klausimą.
Reiškiasi, šis kelias, kuriuo dabar mes važiuojam, tai yra 72. Jisai veda link Giorlico. Paskui iš 72 mes įsiliesim į A4 kelią. Tai va, šis 72 man yra vienas toks iš, sakykime, nepatinkančių kelių, ar ne, kuriuo ganėtinai tikrai dažnokai tenka važiuoti. Dabar kodėl jis man nepatinka? Pirmas dalykas, tai yra 2 juostų kelias. Antras dalykas, daug vilkikų važiuoja, todėl nelabai čia palenktyniausi, kada tau toks greitis leidžiamas. Na, o kurie daugiau patinka keliai, tai šiuo kartu aš sakysiu taip, man patinka A2 važiuoti per Vokietiją. Kodėl per A2? Todėl, kad ten yra 3 juostos. Na, ir vairuotojai bei vairuotojos. Pabandykit parašyti komentaruose, kokiais keliais Vokietijoje jums patinka ir nepatinka važiuoti. Na, pabandykime įsiaiškinti gerai tą klausimą. Lauksiu jūsų komentarų. Žiūrėkit, kaip fūra nuo manęs tolsta. Aš 102 važiuoju, o jinai tolsta. Čia tokia truputį nuokalnė, tai kiti vilkikų vairuotojai, tiesiog spaudžia. Esu vieną vilkiką nuo kalno apsilenkęs, vos apsilenkiau 115. Aišku, jie rizikuoja tokiu greičiu. Aš nerizikuoju, bet jie rizikuoja dėl baudos. Galvoju, ko čia taip karšta kabinoje pasidarė. Tai pasirodo, kad 8 šilumos. Arčiau Lenkijos ir darosi šilčiau. Ir Lietuvoje gal šilta jau. Matysim. Ir mane taip vežė, pamenat, kai buvo guolis pabirėjęs. Pačiam pirmam reise, kaip įsidarbinau šioj darbovietėje. Toks nelabai man buvo tada sėkmingas tas reisiukas, bet nuotykių pasisėmėm. Štai jums Dresdenas visas kaip ant delno. Truputį per vilkikus nesimato, ar ne? Iš tikrųjų, tai yra tokia Pro Maxoj GoPro kamerom teleskopinė lazda tvirtinasi prie vamzdžių, ar ne? Jinai ją labai gerai sukiot ir vaizdus gaudyti, tai iš šono, žinot, iš priekio, vienu žodžiu, aplamai aksesuarai, atributika kažkokia GoPro kamerom ar DJI ten action ar ne kamerom, kainuoja. Tikrai kainuoja ir norint kažką nusipirkti tokio efektingo, tai reikia tiesiog pakrapštyti piniginę. O kadangi pas mane piniginė nuo algos iki algos, tai kągi čia prikrapštysi. Čia kažkaip prieš Lenkiją labai pradėjo mėtyti mašiną. Vėjas didelis. Bet tikriausiai netoks, kaip šiandienete buvau įlindęs, tai ryte. Tai skaičiau, kad Airijoje, Šiaurės Airijoje ten pranašaujama iki 161 km/h. Čia jau uraganas. Ten ruošiasi žmonės ten tom stichijom visom, tai ir mokyklos uždarytos bus. Vienu žodžiu, ten gali būti žiauru. Matysit per televiziją. Beje, šiemet sukaks 10 metų, kaip nežiūrau televizijos. Ta prasme, nežiūrau jokių laidų, ar ne? Nei informacinių, nei, aplamai. Aš visą informaciją renkuosi internete, laikraščiuose, skaitau straipsnius, mokausi kirčiuot, mokausi rašyt. Vienu žodžiu, man įdomu tai, ką man bando primesti.
Aš, ką noriu, išsirenku žiūrėt, skaityt pats. Turiu tam tikras temas, o ten tos televizijos mane jau seniai nedomina. Va, tamsuolis, ane, vasaros nematęs. Yra kaip yra, viskas gerai. Visi fūristai kaip fūristai važiuoja normaliai, visi kenčia tą laiko skirtumą, neatsiranda kažkoks vienas, kuris va čia jau 20 minučių beveik. Velkamės visi ant 90. Tai ten nesiruošia, dabar va galėtų trauktis. Nesiruošia netrauktis. Blemba yra naglų. Nu, aš tiek naglumo tikrai neturiu. Na, fūros greičiau važiuoja pirma juosta nei mes. Oho, eilutė čia vilkikų. Ten kas yra atsitikę, kaži? Prieš tunelį čia, prieš Görlicą. Oho. Nu, ant Vroclavo kelio. Dabar važiuodamas paskui šitą miškovežį, žinot ką prisiminiau? Prisiminiau filmą Galutinis tikslas, ne? Final Destination. Kaip ten rastas nukrito nuo miškovežio. Na, Lenka jau truputį papasakojo, kas ten dedasi Airijoje, Šiaurės Airijoje, tai vienu žodžiu ten nuo vėjo apverstos ir mašinos, ir geležinkeliai uždaryti, mokyklos uždarytos, išlaužyti vienu žodžiu medžiai, viską. O ten tai yra stichinės nelaimės. Aš suprantu, kad ten, žinot, kaip sako, o pas mus ten pakyla vėjas iki 40 km per valandą. Aišku, tai irgi didelis vėjas, aš nesakau nieko. Bet tai pas mus jau katastrofa beveik, viskas. Mūsų kraštas yra ramus. Nieko nėra, nei žemės drebėjimų, nei kažkokių tai dar keistesnių dalykų, ar ne? Taip kad tik tai tylėkim ir dievulį mylėkim. Lietuva aplamai vienas iš tokių gražiausių ir ramiausių kraštų, galbūt paėmus Europoje. Gerai, čia šiandien visi eina per Varšuvą. Gerai, gerai. Vienoj pusėje avarija. Čia kiti per tą Varšuvą ar 120 eina. Nežiūro. Fūros irgi gerai eina. Patinka man šitais arkiniais tuneliais važiuoti tikrai. Smagu. Jau žinote, ne, kad man tuneliai patinka. O, įvažiavimas per tunelius. Viena iš mano silpnybių. Jeigu kalbėsim apie vairavimą. Labas rytas. Vėlgi Budžisko. Fūras tikrina. O gal vėl prasipūs duoda. Jo, atrodo, kiša alkotesterį kiekvienam. Labą rytą. Circle K prie Kalvarijos pasienio 1,74 kaina. Dizelio. Aš Vokietijoje tokios kainos niekur nemačiau. Rusiški numeriai. Būtų labai malonu, kad užprenumeruotumėte kanalą. Tie, kurie dar iki šiolei to nepadarė,
uždėtumėte štai šį pirštelį, galite ir pasidalinti. Ne tai, kad galite, būtų labai malonu, jeigu jūs pasidalintumėte su draugais, pažįstamais, giminaičiais.